Kaip ir praeitą kartą, taisyklės yra tokios pačios, išlikim kultūringi, saugokim vieni kitus, saugokim turtą ir dar galėtume padėkoti ir paploti mūsų Lietuvos policijai, kuri mus saugo šį vakarą. Mūsų humanistinės organizacijos vardu norėčiau pabrėžti žmogaus teisę į tiesą. Kai galvoju apie pasaulį, kuriame norėčiau gyventi, noriu įsivaizduoti į tokį, kur teisybė, orumas, lygybė nėra tik žodžiai. Šiandien negalime ignoruoti to, kad melas nuodija šią viziją. Kai valdžios atstovai meluoja rinkėjams, jie atima galimybę iš piliečių priimti informuotus sprendimus. Kai mes, kaip individai, meluojame vieni kitiems, griauname pasitikėjimą. Tiesa yra mūsų bendradarbiavimo pagrindas. Demokratinėje visuomenėje piliečiai turi teisę remtis jiems suteiktomis žiniomis, kad galėtų prasmingai dalyvauti šalies valdyme bei laikyti valdžios atstovus atsakingais už savo veiksmus. Melas yra tiesioginė grėsmė demokratijai. Kai melas, ar tai būtų dezinformacija, propaganda ar apgaulinga retorika, pakeičia tiesą, griūva demokratinio susitarimo pagrindas. Menkinamos demokratinės vertybės, bet ir kuriama pavojinga prielaida, kad melas ir apgaulė yra priimtinos priemonės siekti galios. Tai yra mūsų teisės į tiesą vagystę, pasitikėjimų valdžios institucijomis ir vieni kitais vagystė. Mes turime teisę gyventi sąžiningai veikiančioje valstybėje ir dėl to šiandien esame čia. Litvakė, Lietuvos žydų bendruomenės tarybos narė Amit Goldman. Labas vakaras, labai malonu matyti tiek pilietiškai nusiteikusių žmonių, kuriems nevienodai. Lietuva yra mūsų visų namai. Ir tie namai negali tvirtai stovėti, jeigu jų pamatai yra skaldomi. Skaldomi antisemitizmo, neapykantos, diskriminacijos. Tai buvo Lietuva. Buvo mūsų visų namai, mano pačios protėvių namai, ilgus šimtmečius. Ir joje vietą rado visi. Įdomu yra tai, kad ano 21 metų surašymo duomenimis Lietuvoje buvo dvigubai mažiau negu praėjusi mūsų susirinkimą šioje vietoje susirinkusių žmonių. Buvo 2256 save kaip žydus identifikuojantis asmenys. Tai vat ir kyla klausimas, ar kažkaip yra susijęs su klasikiniu skaldyk ir valdyk strategijos pavyzdžiu. Tačiau problema yra ta, kad skaldymas jis niekada neveda į progresą. Jis veda tik į baimę, įtampą ir visuomenės silpnėjimą. Ir istorija mus mokė, kad kai pradedame skirstyti žmones į savus ir svetimus, laiminti tie, kurie nori mus valdyti per chaosą ir nepasitikėjimą. Ir kad Lietuva gali būti tolerancijos, sugyvenimo pavyzdys pasauliui. Bet tam reikia kiekvieno iš mūsų balso. Ačiū visiems šiandien susirinkusiems, kurie čia atėjo parodyti, kad esame vieningi ir stiprus. Ir kad neleisime skaldyti mūsų visuomenės. Ir skiriu šiandien tylos minutę mūsų vienybei. Kai 2 kartus yra tiesiog akivaizdžiai meluojama, kad bus viena premjerė, pasirodo, kad nebus. Kad nebus koalicijos su antisemitinė partija, pasirodo, kad bus. Ir reiškia, tas nepasitikėjimas, jisai taip atsiranda. Ir mums bando pasakyti, kad čia ne mūsų reikalas, čia rinkėjų reikalas, kurie balsavo. Bet taip nėra. Todėl, kad tas nepasitikėjimas generalizuojasi, jisai nėra apie nepasitikėjimą viena partija. Nieko nekainuoja. Liktai nėra tokios galimybės, kad ateis diena X
ir tam pačiam prezidentui arba premjerui reikės išeiti. Manau, kad jūs visi prisimena tokią svarbią kalbą Ukrainoje, kur prezidentas pasakė, mes esam čia, mes niekur nesitrauksim. Tai aš dabar galvoju, jeigu išeina premjeras, kuris melavo, išeina prezidentas, kuriam melas tiko, ir jie toj dienoj X pasako, mes esam čia, mes nesitrauksim. O kas patikės? Gal po to, po 2 dienų išeis susirūpinusiais balsais ir pasakys, žinot, mums teko priimti labai nelengvą sprendimą. Galbūt netgi su ašarom akise, kurias matėm, nebegalim daugiau to daryti. Tai, mėly politikai, o gal nežaiskim šitoj geopolitiniai situacijoje pasitikėjimu taip lengvai. Tai kviečiu tylos minutėje už pasitikėjimą politikais. Labas, Vilniečiai. Aš čia iš pramogos industrijos, tai biškį linksmiau. Aš manau, kad laisvė turi daug formų. Aš 20 metų dirbu Lietuvoje, kad naktinis gyvenimas būtų geresnis ir saugesnis ir laisvesnis. Ir mano mėgstamiausia laisvė yra laisvė šokti. Ar yra šokančių? Tylos minutė, tur reidų naktiniuose klubuose aukoms, kuri vis dar nebuvo jokio teismo, niekas nepadarė jokių tyrimų. Tai aš skiriu tylos minutį jiems ir tikėkime, kad nebus daugiau tokių aukų. Prieš jūs dėl to, nes man nuoširdžiai rūpi, kokioje valstybėje mes gyvensim. Nepaisant to, kad galbūt ne visada sutampa mūsų politinės pažiūros, tačiau mus vienyje viena, tai meilė tėvynei. Ir dalis tų, kurie šiandien kopia į valdžios olimpą, vėl skirstis mus etiketėmis, lipdys jas, bandys sėti abejones, tvirtins, kad mūsų balsas yra nesvarbus. Jie meluos, kad nežino, dėl ko mes susirinkome. Jie meluos, kad tai yra vienos partijos sugalvota akcija. Jų taktika nesuveiks. Mes atsisakome būti suskaldyti. Mes atsisakome normalizuoti diskriminaciją ir antisemitizmą kaip esą tiesiog nuomonė. Būti šiame mitinge reiškia pasipriešinti žmonių diskriminacijai. Tai reiškia kovoti už Lietuvą, kurioje valdžia nėra statoma ant susiskaldimo pamatų. Todėl mes sakome, politikams, kurie skleidžia neapykantą, nėra vietos koalicijoje. Panašu, kad šiandien valdantieji pasirinko bendrininkauti. Todėl tylos minute kviečiu paminėti pagarbą visiems Lietuvos žmonėms. Malonu būti čia, nes prieš savaitę nepavyko tiesiog, o savo kalbą norėčiau pradėti nuo 1990 metų kovo 11-osios. Aš buvau šioje aikštėje, tiesa truputėlį kitoje vietoje ir kartu su savo klasės draugais iš Salomėjos Nėries mokyklos laukėme, kol aukščiausiosios tarybos deputatai paskelbs Lietuvos nepriklausomybę. Dėl to, kad valstybės saugumas nėra juokas, nėra kažkoks išpaišytas taikinys, į kurį galima pašaudyti kaip nemėgstamą politiką. Tai yra rimtas dalykas. Aš manau, kad šie rinkimai pastatė mūsų valstybės saugumą į labai trapią situaciją. Ir tai, kas vyksta, turint galvoje geopolitinę situaciją, yra labai rimta. Dėl to prašau jūsų,
padarykite teisingą sprendimą ir sugrąžinkite moralę ir padorumą į politiką, juos negalima nusivalyti kojų. Abejingiems labas vakaras tiems, kuriems rūpi, nes iš tiesų mes susirinkome čia jau antrą kartą renkamės tikrai tie, kuriems rūpi. Ir rūpi ir man, ir todėl šiandien esu čia, kad šiek tiek dar kartą atkreipčiau dėmesį į vieną aspektą, kurį, aš negaliu sakyti, kad jisai yra užmirštamas, bet jisai, mano įstikinimu per mažai akcentuojamas visoje šitoje situacijoje, kur mes atsidūrėm. Tai aš kalbu apie, pirmiausia, aišku, geopolitinę situaciją, kurioje mes esam, tai nebijokim to įvardinti. Mes esam karo situacijoje ir būtent karo metu visą tai vyksta Lietuvoje. Kad nieks negalvotų, kad aš čia kaip nors šmeižiu poną Palucką, tai prisiminkim bent keletą dalykų. Tai turbūt ne kas kitas, o jūs, ponia Paluckai, agitavote už elektros pirkimą iš Lukašenkos režimo. Ar aš čia kaip nors klystu? Ponas Paluckas nekartą buvo pasisakęs taip, jis dabar jau kalba kitaip, bet nekartą buvo pasisakęs prieš Lietuvos gynybos stiprinimą. Ponas Paluckas buvo pasisakęs prieš paramą Ukrainai, prieš pat karo pradžią. Jisai sakė, kad nereikia jokių būdų ginklų tiekti Ukrainai, nes taip mes nevaskatinam karą. Ponas Paluckas yra sakęs ir daręs daugybę dalykų. Kalbėdamas apie daręs, aš norėčiau priminti vieną dalyką, kuris jau tikrai negalėsim sakyti, kad čia buvo praeityje, čia kažkaip tai dabar ne taip. Dabar jau šito, plataus masto karo Ukrainoje metu, kai Lietuvos Seimas rengėsi priiminėti užsienio politikos strategiją, ponas Paluckas sakė ką? Ponas Paluckas sakė, kad ne, šita strategija yra bloga, kad dėl to, kad pozicijos dėl Rusijos ir dėl Kinijos neva yra ideologizuotos. Šito karo metu jam ideologizuotos pozicijos dėl Kinijos. O kas neprisimena, tikrai gali pasiieškoti, tai tuo metu buvo toksai garsus planas Strekoza, laumžirgis lietuviškai. Tai dėja, tai, kas vyksta Lietuvoje dabar, man labai panašu į antrąjį plano Strekoza etapą. Planas Strekoza buvo apie tai, kaip pasinaudojant Paksu iš esmės perimti valdžią Lietuvoje. Perimti valdžią Lietuvoje norėjo ne kas kitas, o Kremlius. Tai štai dėl ko aš šiandien esu ant scenos. Ir įvardinęs visą tai, aš norėčiau, kad mes tylos minutę pagerbtumėm vis tik tai tą, tarptautinių santykių terminijoje, tai vadinama sanitariniu kordonu. Tai sanitarinis kordonas prieš Kremlių, prieš Kremliaus jėgas Lietuvoje dėja buvo visiškai sumindytas ir sutryptas. Tai pagerkim šitą sanitarinį kordoną prieš Kremlių. Oho, kiek čia daug žmonių. Priekį stojant atrodė, kad lyginant su praėjusiu kartu gerokai nubyrėjo. Tai, brangieji, labai ačiū, kad atėjot ir kad esate čia. Daug jau kas yra pasakyta, o aš savo kalbą norėčiau skirti antisemitizmui. Pačiai esmei, dėl ko aš šiandien esu. Ir savo kalbą, atleiskit man, pradėsiu nuo labai neilgo istorinio ekskurso. Kai Lietuva atgavo nepriklausomybę, atsidarė ir Lietuvos archyvai. Ir informacija iki tol buvusi slapta, neprieinama, tapo laisvai prieinama. Ir taip jau nutiko, kad atsirado mokslininkų, kurie tos archyvus pasikėlė ir rado informacijos apie mūsų žydšaudžius. Mūsų visuomenė nebuvo įsilaisvinusi iš antisemitizmo ir 2008 metais, kai vyko pirmosios, nesakysiu patriotų, bet pirmosios eitynės Gedimino prospekte. Ir anuomet prospektu žygiavusi minia, tarp kitų savo šūkių šaukė Lietuva lietuviams ir Judenraus. Pirmą kartą gyvenime
Šitoje aikštėje aš buvau prieš daugiau negu 30 metų. Kelios dienos po sausio 13-osios baisios nakties. Mane čia tokia atvedė vienas žmogus, kuris buvo čia praleidęs ne vieną dieną ir ne vieną naktį. Ir kuris man šitoj aikštėj davė vieną svarbiausių gyvenime pamokų. Nebūti abejinga ir nesitaikyti. Ir neprisitaikyti. Aš šiandien čia ne todėl, kad man netuos išrinko. Aš šiandien čia ne todėl, kad aš noriu pirmalaikių rinkimų. Aš šiandien čia, nes šita valdžia yra ir mano valdžia. Ji yra mūsų visų valdžia. Balsavome mes už ją ar ne? Kadangi ji yra mūsų valdžia, ji yra mūsų atsakomybė. Aš šiandien čia, todėl, kad aš noriu tą atsakomybę prisijimti kartu su jumis visais. Aš šiandien čia, nes aš nenoriu daugiau klausyti iš politikų kalbų, kurie sako, čia ne moralės klausimai. Aš šiandien čia, nes aš negaliu klausyti, kai mums jau diena iš dienos sako, kad žiūrėkit, čia susirinkę žmonės negerbia rinkėjų valios. Nes gerbti rinkėjų valią, tai yra, kai tu gauni 90 000 pirmumo balsų duotų tavo asmeniškai ir neši kudašių į Briuselį. Va čia yra rinkėjų valios pagerbimas. Konstitucinio teismo išvada ne problema. Priesaikos sulaužymas ne problema. Štai kokia yra pagarba valstybei ir valstybės institucijoms. Žinot, Jeffersonas yra pasakęs, stipri valdžia yra ta, kurios dalimi gali jaustis kiekvienas. Deja, bet net tie, kurie turėjo palaikymą naujai valdžiai ir socialdemokratams po antrojo turo rinkimų nakties, po savaitės suprato, kad jie negalės jaustis šitos valdžios dalimi. Viltys, kad tu galėsi jausti šitos valdžios dalimi dūžta. Ir dūžta ne tik tų, kurie nebalsavo už socialdemokratus, bet norėjo, kad jie taptų jų valdžia. Viltys dūžta jaustis šitos valdžios dalimi net tų, kurie balsavo už socialdemokratus ir demokratus. Viltys dūžta jaustis šitos valdžios dalimi net partijų nariams, kurie atsisako narystės partijose ir garbingai atsiprašo. Dabar aš jį pakviesiu ant scenos, bet aš labai prašau jūsų vieno dalyko. Jisai šiandien jau išgirdo, kad mes galime garsiai šaukti, galim garsiai sakyti gėdą. Aš noriu, kad mes jį pasitiktume visišką tylą, būtent to, ko mes čia ir susirinkom. Sveiki, premjere. Praeitą kartą jūs pas mus neatėjot, mes turėjom jums dovanų, dėl to aš perduosiu tas dovanas šiandien. Čia yra nuvytusios ir sulūžusios rožės. Tai yra jūsų sulaužytų pažadų simbolis ir jūsų bevystančios koalicijos simbolis. Taip pat aš turiu jums dar vieną dovaną, kurią turėjom įteikti jums praeitą kartą, bet kadangi jūs neatėjote, tai jos negavot. Čia yra mūsų kreipimasis Gintautui Paluckui, Sauliui Skverneliui ir jų vadovaujamoms politinėms partijoms. Čia yra parašyta prašymas, bet aš manau galim pakeisti į reikalavimas. Reikalaujame nutraukti koalicijos sutartį su politinė partija Nemuno aušra. Susirinkimo 10 minučių tylos dalyviai Vilnius 2024 m. lapkričio 14 diena ir
2024 jau lapkričio 21 diena. Ir dabar aš žinau, kad jūs norite tarti žodį, bet kadangi jūs mums pamelavote daugybę kartų, tai aš irgi jums pamelavau ir jūs kalbėti šiandien negausite. Nors ne. Kadangi valdžia nesugeba mums parodyti pavyzdžio, parodykim pavyzdį valdžiai. Visgi duosim šiandien Gintautui pasisakyti. Gerbiami protestų dalyviai, labas vakaras. Šios bibliotekos laiptai ištvėrė ne vieną protestą, ne vieną mitingą. Ir tikrai tikiu, jog ištvers dar ne vieną. Todėl, kad Lietuvoje demokratija yra stipri, todėl, kad Lietuvoje pilietinė visuomenė yra stipri ir aš esu pasiruošęs šią demokratiją ginti. Todėl, kad tokią daviau priesaiką. Mėly protestuotojai, noriu Jums padėkoti už gražią protesto kultūrą. Prie Seimo vyko ne vienas protestas, dužo langai, skriejo akmenys į pareigūnus ir tikrai nuoširdžiai dėkoju ir už teatralizuotas akcijas, ir už karštus pasisakymus, ir už griežtus epitetus mano atžvilgiu. Tačiau kalbėdami apie demokratiją mes turime nepamiršti keletą dalykų. Jog demokratijoje yra svarbus kiekvienas balsas, tačiau demokratijoje sprendimus priima išklausiusi visų nuomonę ir pozicijas didžioji dalis gyventojų. Todėl šiandien, gerbdamas išdėstytus argumentus ir išdėstytą poziciją, noriu paprašyti neprarasti vilties, kaip gerbiama Urbonaitė kalbėjo, jog naujoji koalicija ir naujoji vyriausybė gebės atliepti ir jūsų nerimą dėl valstybės saugumo, dėl valstybės gynybos, dėl valstybės viešųjų paslaugų teikimo. Ir suprantu, jog naujai vyriausybei medaus mėnesio nebus, 30 ar 100 dienų nekritikos nebus ir šiandien mane pasitinkate su labai rimtu krikštu. Ir dėl to aš galiu Jums tik padėkoti. Todėl, kad tas nerimas, kurį Jūs jaučiate, yra mano pareiga ir įsipareigojimas atliepti jį konkrečiais darbais, kurių rezultatus jausite visa Jūs ir visa Lietuva. Ačiū. Liko paskutinė 10 minutė, kuri dar nepaminėta. Aš noriu, kad visi susirinkę ištrauktumėt savo žibintuvėlius į orą, savo švieselės, kurias šiandien čia atsinešėt. Gintautai, aš noriu Jums parodyti, kad Jūs dar sykį gerai įsižiūrėtumėt. Jūs į koaliciją atsivedėt tamsą. Čia yra šviesa. Dar sykį gerai pagalvokit, ar Jūs tuos žmonės atsivedėt. Ir dabar paskirsime garso minutę, skanduodami gražiausią žodį pasaulyje. Lietuva! 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 Lietuva!